Labadiena, mėly e-medicina.lt tinklalaidės klausytojai. Tikiuosi smagiai ir jaukiai sutikote naujuosius. Su jumis kaip visada sveikinuosi aš Viktorija. Nuo šiandien retų ligų rubrikoje nusprendėme aptarti retas vaikų onkologinės ligas. Su mumis kartu gydytoja vaikų onkohematologė, Kauno klinikų vaikų ligų klinikos vaikų onkologijos ir hematologijos sektoriaus ir centro vadovė, docentė Giedrė Rotkauskienė. Labadiena, gydytoja. Labadiena. Tai pastaruosius dešimtmečius stebimas onkologinių ligų padidėjimas. Ar taip yra ir tarp vaikų? Pastaruosius dešimtmečius mes matome gana stabilų vaikų sergamumą onkologinėmis ligomis. Sergamumas pasaulyje taip pat vaikų onkologinėmis ligomis nesikeičia ir yra pakankamai stabilus. Pradžioje prieš 30 metų buvo stebėtas šioks toks augimas, greičiausiai dėl pagerėjusios diagnostikos. Lietuvoje galima sakyti panašus. Yra panaši situacija, galbūt šiek tiek paretėjo, netgi sakyčiau, tų ligų nustatymas kiekvienais metais, bet tai susiję daugiau ne su retėjimu ligų, kiek su sumažėjusiu gimstamumu ir apskritai vaikų skaičiumi Lietuvoje. Tai sakyčiau, kad gana stabilu. Norėjau kaip tik klausti apie priežastis padaugėjimo, nors įvardėte, kad tai stabilu, diagnostikos pagerėjimas, ar yra dar ir kitų priežasčių dėl ko? Tai sakykime taip, galbūt jeigu yra šiokie tokie onkologinių ligų šuoliai, sakykime, kadangi Lietuvoje vaikų yra nedaug ir ligos yra gana retus, tai kiekvienais metais stebimi šiokie tokie svyravimai. Tai iš tokių pakitimų galbūt sakyčiau, tai statistiniai dalykai be abejo. Kitas dalykas, aišku, atsiranda naujų ne tai kad navikų, bet naujų morfologinių vienetų, nauja klasifikacija įdiegiama ir panašiai, ir šiokie tokie svyravimai tikrai gali būti. Be abejo, diagnostikos pagerėjimas, aišku, ir sklaida informacijos, tėvų geresnė informavimas apie galimus atvejus, ir šeimos gydytojai, aišku, žinios geresnės apie galimus atvejus, galbūt žmonės yra saugesni, dažniau siunčia diagnostikai, dažniau siunčia specialistams ir dėl to tų ligų ypatingai pirminėse stadijose yra nustatoma daugiau. Ir aišku, gerybinių tų atžvilgių arba tarpinio piktybiškumo ligų yra nustatoma daugiau, nes daugiau vaikų atliekama tyrimai specifiniai. Tai kiek vidutiniškai per metus nustatoma naujų atvejų maždaug? Sergamumas yra kažkur apie 1 atvejis 100 000 vaikų per metus, tai kažkur Lietuvoje turėtų būti pagal statistiką apie 50-60 naujų vaikų onkologinių susirgimų atvejų, tai panašiai ir yra apie 50-60. Tai ganėtinai tikrai retos vaikų tarpe yra onkologinės ligos. Ir turbūt jau daugeliui žinoma, kad vaikai nėra maži suaugę ir jų ligos nuo suaugusiųjų taip pat skiriasi. Taigi, kokios yra pagrindinės onkologinės vaikų ligos? Tai iš tikrųjų visiškai skirtinga amžiaus grupės ir ligos taip pat yra skirtingos, ne tik onkologijos, bet onkologinės ligos taip pat. Vaikams dažniausiai yra blastomos arba embrionaliniai navikai pirmoje eilėje, aišku, leukemijos, jeigu kalbant apie piktybinės ligas, centrinės nervų sistemos navikai, morfologiškai dažniausiai tai yra embrionaliniai navikai ir sarkomos, suaugusiam dažniausiai karcinomos, aišku, yra, ir vaikų navikai labai priklauso nuo vaiko amžiaus. Pirmajame penkmetyje vyrauja embrionaliniai navikai, centrinės nervų sistemos navikai, gali tai būti taip pat ir piktybinės kraujo ligos, leukemijos, panašiai. Maždaug apie 2 dešimtmetį, tai yra 10 ir vyresnių vaikų, prasideda sarkomų amžius, sarkomų ir limfomų amžius. Tai labai irgi priklausomai nuo to, kokio amžiaus pacientą mes turim. Iš tokių embrionalinių navikų paminėtina yra meduloblastoma, tai yra visos ligos, kurios baigėsi žodžiu blastoma. Hepatoblastoma, neuroblastoma, toliau iš sarkomų osteosarkomos, Ewingo sarkomos, rabdomiosarkomos, ir aišku, limfomos. Tai dažniausiai vaikams pagal vyrauja yra vis tik leukemijos, tai yra 1 vieta užima, 2 vietoj centrinės nervų sistemos navikai. Tai daug įvardėjote tikrai navikų įvairių sričių, bet ar yra kokie dažniausiai vaikų onkologinių ligų simptomai, ar yra kažkokie specifiniai simptomai, kaip galima juos atpažinti? Sakykime, taip yra bendrieji simptomai, kurie yra gana nespecifiniai, ir kuo mažesnis vaikas, to tie bendrieji simptomai yra mažiau specifiniai ir mažiau pastebimi, ir aišku, yra labai specifiniai simptomai. Iš tokių specifinių labai simptomų, kur tikrai neapsiriksime, tai yra, aišku, užčiuopiamas navikas. Tai kada tėvai pamato guzą,
pilvo padidėjimą arba rankos papurkimą, patinimą, tada jau galima sakyti, kad tai yra labai specifiškas dalykas. Iš mažiau specifinių požymių tai praktiškai onkologija gali imituoti bet kurias ligas. Tai gali būti ir galvos skausmas, pykinimas, vėmimas. Aišku, pirmiausia galvojame apie mažiau specifiškas ligas ir dažniau pasitaikančias ligas. Temperatūros pakilimas, nespecifinis, nesusijęs su infekcija. Svorio kritimas, svorio sumažėjimas, nesilaikant specialių dietų, tikslus numesti svorio, pavyzdžiui. Gali būti nuovargis padidėjęs, prakaitavimas, irzlumas, vangumas, atsilikęs mokslas arba kažkokie mokslo pasiekimai. Aišku, gali būti kaulų skausmai, niežulys. Na, tokie požymiai, kur dažniausiai nustatysime, pirmiausia, pagalvosim apie dažnesnės. Eilinį peršalimą, žarnyno infekciją, migreną, tiesiog kažkokius tai pervargimą ir panašiai. Bet visą laiką sakau, kad tėvai geriausi indikatoriai yra vaiko onkologinėse ligose, nes jie pirmieji mato, kad su vaiku kažkas ne taip. Kad jo pasikeitė charakteris, pasikeitė elgesys. Daug simptomų įvardėte, atrodo tikrai begalė, tai turėtų būti sudėtinga nustatyti tą onkologinę ligą. Vis tik kokie yra diagnostikos būdai, galbūt vaizdiniai kažkokie tyrimai. Diagnostika yra pakankamai sudėtinga, reikia pagalvoti, be abejo, ir vaizdinių tyrimų mes turim begalę, bet reikia pasirinkti tinkamą ir reikia sritį, aišku, išsirinkti, į kurią tas vaizdinis tyrimas turėtų būti taikomas. Tai pats tiksliausias dalykas, tai yra vis tiek, kaip aš sakau, surinkta anamnezė ir vaiko apžiūra. Išvardinau daug simptomų, bet dalykas yra vienas. Jeigu simptomas neišnyksta arba stiprėja taikant gydymą arba stebėjimą, jeigu tokio gydymo nėra, daugiau kaip 2 savaitės, visą laiką pagalvokite apie sisteminę ligą, tame tarpe ir onkologinę. Ir paprastieji pirmieji tyrimai, bendras kraujo tyrimas, kraujo biochemija, pilvo organų echoskopija, jeigu yra plaučių kažkokie požymiai, kosulys, dusulys, kaulų skausmai. Paprastas, elementarus rentgenas gali atsakyti, ar yra toje srityje kažkokia tai įtartina liga, ar jos nėra. Na, kada mes randame kažkokius bent minimalius pakitimus tyrime, tada be abejo yra sudėtingesni tyrimai, tokie kaip kompiuterinė tomografija, magnetinio rezonanso tyrimas, branduolinės medicinos įvairūs tyrimai, na ir be abejonės pats tiksliausias tyrimas, tai yra vis tik apakitusio audinio biopsija, be kurios mes tikrai neapsieisim. Vėlgi biopsija, aišku, yra ir morfologinė biopsija, tai yra žiūrima mikroskopu, nustatomos kokios ląstelės vyrauja ir kokią ligą įtariam, bet čia įsijungia ir imunohistocheminiai tyrimai, ir genetiniai tyrimai, kurie ypatingai duoda tikslę diagnozę. Bet vėlgi sakau, pradinėme žingsnyje reikia pirmas dalykas pagalvoti apie ligą, nenumoti ranką į tėvų nusiskundimus ir padaryti bent jau tuos primityviuosius pirmus tyrimus, kurie tikrai prieinami šeimos gydytojam ir tikrai galima juos atlikti. Tikrai gražiai įvardijote ir apibendrinote tyrimo metodus, kad net ir specialistai ar pirminės grandies gydytojai gali prisidėti prie šių ligų diagnozavimo. Bet vis tik kokie yra gydymo vaikų onkologinių ligų metodai? Na, žinoma, gydymas onkologinės ligos labai priklauso ir nuo pačios diagnozės, nuo ligos morfologijos, ligos išplitimo, nuo vaiko amžiaus, daug labai turi įtakos įvairūs faktoriai. Tai kadangi tai yra sisteminė liga, tai ir gydymas yra sisteminis. Be abejonės piktybiniam navikui tai yra ir chemoterapija, sisteminė chemoterapija. Tais atvejais, kai tai yra įmanoma, tai yra ir vietinė chemoterapija, pavyzdžiui, vaistai leidžiami į stuburo kanalą arba intraarterinė chemoterapija, jeigu tai yra įmanoma. Yra vietiniai gydymo metodai, radioterapija, operacija, tas pats vietinis gydymo metodas. Na ir kiekvienai ligai yra specialūs protokolai, kurie yra įjungiami, apie juos apkalbama tuomet, kada mes jau turime visus duomenis. Tai yra ir naviko morfologija, ir naviko išplitimą, ir tada galvojame, kokį protokolą taikyti. Tai buvo standartiškais ir dabar taip yra taikoma, aišku, atsiranda naujų gydymo metodų, pavyzdžiui, tokių kaip ir gama peilis, jeigu kalbame apie centrinės nervų sistemos navikus, atitinkančius tam tikras indikacijas, biologinė terapija, taikinių terapija ir panašiai. Na tai bet vėlgi, jau aptarėme šitą dalyką tada, kada turime tikslę diagnozę ir tikslę ligos išplitimą.
Tai kaip tik mano sekantis klausimas ir buvo apie inovatyvius gydymo būdus ar pasikeitusius per pastarąjį dešimtmetį, bet galbūt įdomiau yra, kokios gydymo galimybės yra Lietuvoje, ar turim gamą peilį, kitas priemonės. Žinau, dabar pastaraisiais metais mes pereinam nuo to vadinamo protokolinio gydymo prie labiau individualizuoto gydymo. Tai be abejonės jis ir anksčiau buvo individualizuotas, atsižvelgiamas į paciento amžių ir į stadiją, dabar atsižvelgiama į daug daugiau variantų. Tai yra genetinės mutacijas, pavyzdžiui, kažkokį tai biocheminį potipį ligos, nuo to labai priklauso ligos gydymas. Be abejo, ateina ir daugiau lokalių gydymo metodų, kaip ir tavo paminėta gama peilis, tai yra chemoterapija, stereotaksinė gama peiliu. Labai geras gydymo metodas, atstojantis operaciją, kuomet jinai yra neįmanoma. Be abejonės patobulėja ir pati operacinė technika, kiek yra įmanoma padaryti ir kiek radikaliai yra įmanoma pašalinti navikų, kurių anksčiau mes nekalbėjom apie tą pašalinimą. Yra progres labai patobulėjusi ir pati radioterapija, yra 3D konforminė terapija, kuri leidžia labai gražiai modifikuoti auglio kraštus, kuo mažiau pasiekiant sveikų audinių, kuo mažiau jų pažeidžiant. Na, apie chemoterapiją, kas yra man arčiau, nes aš esu specialistas būtent chemoterapijos iš tos srities. Tai ką mes turime, be abejonės, tai yra monitoravimas, net ir tos standartinės sisteminės chemoterapijos, yra vaikų komplikacijų monitoravimas, yra stebėjimas koncentracijos, pagal tai reguliuojama yra dozės. Toliau yra būdai nustatyti jautrumą naviko vienajam arba kitam cheminiam preparatui, pagal tai galime paskaičiuoti. Na ir esant prieinamam ir biologiniams medžiagos tyrimams, ir genetiniams tyrimams, mes galime taikyti ir biologinę ir taikinių terapiją. Aišku, Lietuvoje yra vienas minusas, tai kad vaikam ta biologinė terapija vis tik nėra sistemiškai patvirtinta ir gydytojui kartais tenka nueiti kryžiaus kelius, kad tą vaistą gauti, kuris yra patvirtintas suaugusiam arba prie kitos ligos. Na, bet tai yra atskira tema jau, kaip mes tą padarome. Tai galimybės yra didelis, tikrai. Tikrai labai džiugu girdėti, kad Lietuvoje turime tiek ir naujovių, ir gydymo būdų. Ir vis tik norėtųsi gal grįžti prie pačių pacientų ir net gal tėvelių. Dažniausiai vaikai sergantis onkologinė liga daug laiko praleidžia ligoninėje ir turbūt susidarėte su psichologiniais sunkumais ne tik vaikų, tačiau ir pacientus globojančių tėvų. Kaip su tuo tvarkotės? Ar yra kažkokie specialistai dar prie jūsų kartu? Na, visų pirma, reikėtų paminėti, kad gydytojas vaikų onkohematologas tai yra tik viena specialybė, o komandai dirbo labai daug žmonių. Tai pirmas dalykas slaugytojos, kurios yra ir mamos, ir slaugytojos, ir pagalbininkės, ir guodėjos. Panašiai turime savo komandų ir socialinį darbuotoją, ir vaikų psichologas, kuris dirba tiek su pacientais, tiek ir su artimaisiais. Ir mokytojai ateina, ir savanoriai, pakeičia tėvelius, kada jie būna pervargę ir kada jiems reikia. Iš tikrųjų, kai vaikas susirga onkologinė liga, tai serga ne vaikas, o visa šeima. Ir labai mažai paminėjai, kad tai yra vaikas ir tėveliai. Dar yra sesės, broliai, kurie taip pat mato savo sergantį sesę arba brolį ir mato kartais ir mirštantį sesę arba brolį, su kuriais irgi reikia dirbti. Paminėkim senelius, paminėkim močiutes ypatingai, kuriam irgi tai yra didžiulė našta. Ir reikia nepamiršti, kad tokie žmonės yra ir jie tikrai pergyvena. Tai iš principo mūsų tikslas tiems žmonėms padėti, kad jie turėtų kuo geresnės sąlygas ir kuo artimesnės sąlygas namie. Aišku, tai yra optimalu, kad vaikas nenustotų mokytis. Yra galimybės mokytis vaikui besigydančiam mūsų skyriuje. Yra žaidimo kambariai. Ateina žmonės, ateina aplankyti ne tik giminaičiai, bet ir draugai, ir moksladraugiai, ir panašiai. Ir ateina savanoriai, vyksta vakarėliai, vyksta spektakliai. Na tie, kad tie vaikai kuo mažiau būtų atskirti nuo aplinkos. Ir be abejonės, kai tik tai galime išleisti vaiką namo, mes jį išleidžiam, kad jis kuo mažiau būtų skyriuje. Gydymas yra ilgas, jisai trunka ir iki metų, ir iki 2 metų, kai kuriais atvejais, taip kad tikrai tokio izoliacijos nėra. O pagalba, tai sakau, mes patys jau pusiau psichologai, gydytojai ir slaugytojos, bet turime ir profesionalius psichologus ir socialinius darbuotojus. Taip kad galiu sakyti, kad visokeriopą pagalbą gauna.
Įvardėte ir sudėtingus tyrimo metodus, gydymą, tikrai ilgalaikis gydymas vaikams skiriamas ir norėtųsi paklausti, koks yra tolimesnis vaikų sirgusių navikinėmis ligomis sekimas ar priežiūra, kiek jie turi lankytis pas specialistus. Iš tikrųjų, taip, ta priežiūra prasideda tik nustačius ligą, nes turi būti priežiūra tiek chemoterapijos arba gydymo metu, tiek ir po jo. Nes yra kai komplikacijos, kurios pasireiškia gydymo metu, yra komplikacijos, kurios yra vėlyvosios, taip kad yra kiti stebėjimo metu. Tai pirmas dalykas tai yra bendradarbiavimas su tėvais ir su pirminės sveikatos priežiūros gydytojais. Jiem yra duodami, yra išleista daug knygų ir su jais kalbama, su tėvais aiškinama, kokia turi būti odos priežiūra, burnos priežiūra, kada kreiptis į gydytoją sukarščiavus ir panašiai. Kai mes baigėme gydymą, praktiškai tada vėl sėdame kartu su artimaisiais ir numatome planą, kada jie turėtų lankytis dėl galimo ligos atkryčio, kada turėtų būti daromi vaizdiniai tyrimai. Aišku, vėlgi kiekviena liga turi savo stebėjimo planą, tačiau, standartiškai tai pirmus antrus metus kas 3 mėnesius, vėliau kas 6 mėnesius ir po 5 metų bent kartą per metus tikrai turi būti atliekami vaizdiniai tyrimai ir pacientas turi būti pamatytas gydytojo vaikų onkohematologų. Praėjus metam nuo gydymo mes jau nukreipiame į stebėjimo po onkologinės ligos gydymo kabinetą, kur gydytoja mūsų, taip pat kolegė, sustato planą, kokie gydytojai ir kokie tyrimai turi būti atliekami vaikui, galvojant apie taikytą gydymą sisteminį arba vietinį ir galimas to gydymo pažaidas. Tai jį žiūri ir gydytojas vaikų neurologas, ir ausų nosies gerklės gydytojas, tyriama klausa, atliekamos regos patikros, endokrinologo konsultacijos ir tyrimai, nefrologo, ir visi gydytojai, kurių reikia, priklausomai nuo to, koks gydymas jam buvo taikyti. Tai praktiškai nuo metų. Ir kas metus jis tikrai turi lankytis, kai radus kažkokią ligą ar kažkokią pažaidą gali būti ir dažnesni šitie vizitai. Taip kad tikrai vaikas nepaliekamas iki 18 metų, net ir jeigu kūdikystėje persirgo liga. Tai tikrai džiugu girdėti, kad viskas taip struktūrizuota ir visa informacija ir pirminės grandies gydytojams perduodama. Ir tarsi apibendrinant temą norėtųsi paklausti, ką galėtumėte patarti šeimos gydytojams, kokių simptomų reikėtų nepraleisti, kada galbūt nedelsti ir nusiųsti specialisto konsultacijai. Tai simptomus aš jau bandžiau išvardinti, aišku, galbūt kiek padrikai, tačiau iš tikrųjų onkologinė liga gali turėti įvairius simptomus, netgi tie, kurie netrodo iš pirmo žvilgsnio kažkokie tai keliantis nerimą. Visą laiką reikia klausyti tėvų, ką jie sako apie savo vaiką, jie jį geriausiai pažįsta. Vėlgi priminsiu, kad jeigu simptomas, koks tai bebūtų, ar karščiavimas, ar vangumas, ar apetito sutrikimas, ar svorio mažėjimas, ar kosulys, galvos skausmai, ar pilvo skausmai, tuštinimosi sutrikimai, šlapinimosi sutrikimai, jeigu jie nepraeina per 2 savaitės ir jūs nerandate kitų priežasčių galinčių paaiškinti tuos simptomus, atsiųskite gydytojo specialisto konsultacijai. Tai nesakau, kad iš karto tai turėtų būti onkologas, bet gal pradėti nuo pediatro, gal pradėti nuo vaizdinių tyrimų tų bendrųjų, rentgeno arba ir echoskopijos, kraujo tyrimų ir panašiai. Pas specialistą, kada jūs turėtumėte atsiųsti, sakyčiau, labai paprastai, visais neaiškiais atvejais. Tikrai turime tokių pacientų, kur nelabai aišku, ką žiūrėti ir kaip žiūrėti, bet tu juos tada išsiklausinėjai, pasidarai specialiuosius tyrimus, žymenis kažkokius, ko šeimos gydytojas negali padaryti ir tiesiog stebi, pasižiūri, kaip sekasi. Ir nustatome tikrai tų onkologinių ligų atrodo, tų simptomų pradžioje ir nebuvo. Tai ačiū Jums labai, gydytoja, kad pasidalinote savo žiniomis ir ačiū klausytojams, kad klausėtės. Gero naujo sezono.